Sveiki vyrai, mano vardas Mažvydas, sveiki atvykę į Vyrų tiesą. Šiandien kalbam apie temą, kurios daug kas nenori liesti – motinos žaizda. Kas tai yra? Čia ne apie kaltinimus, ne apie aukos kažkokią poziciją, o apie tai, kaip berniukas tampa vyru arba lieka įstrigęs tame pasaulyje, to berniuko pasaulyje, tos mamos pasaulyje. Žinau, kad ši tema daugelį gali paliesti gan skaudžiai ir tai yra gerai, nes skausmas tai kompasas. Jis rodo, kur turime kopti, jis rodo, kur turime žiūrėti, kur turime pasikapstyti šiek tiek giliau. Ir prašau, jei šie žodžiai tau pažįstami, jei šita tema rezonuoja, parašyk man, pasidalink socialiniuose tinkluose, elektroniniu paštu, nusiųsk draugui, nusiųsk mylimam žmogui, papasakok savo istoriją. Nes šitas kelias, jis nėra lengvas ir jis pasidaro daug lengvesnis, kai mes tiesiog pasidaliname savo istoriją. Yra 4 skirtingi motinos tipai ir manau visi skirtingai rezonuos. Ir galbūt atpažinsi savo mamą viename, o galbūt keliose. Pirmiausia, tai yra smaugianti motina, gal baisus išreiškimas užgožianti. Jangas ją apibūdino kaip viską aprėpiančią mamą. Ji neskriaudžia fiziškai, bet ji tarsi laiko tave su tavo emocijomis, su tavo baimėmis, kai tu nebežinai, kur tu baigėsi, kur prasideda, jinai viską užgožia, viską nori žinoti. Prisimenu savo draugą Tomą, 45 metų, sėkmingas verslininkas, bet kiekvieną rytą vis dar skambina mamai. Ne iš meilės, o iš baimės. Nes jei nepaskambins, ji bus liūdna. Ir jis tai jau savo kūne. Tas liūdesys taps jo liūdesiu. Tomo mama niekada nesakė, tu negali turėti savo gyvenimo. Bet savo baimėmis, savo nerimu, pasakojimais, savo nuolatiniu poreikiu žinoti, kur jis, ką daro, su kuo kalba, kaip jam sekasi, jis sukūrė tokį energetinį ryšį stiprų, kaip kalėjimą. Ir tos viską užgožiančios mamos, jos saugo stipriai ir atima visą riziką. Jos myli taip stipriai, kad nepaleidžia mažo vaiko ir neleidžia jam būti savimi. Jos kontroliuoja per meilę, rūpestį ir kaltę. Kai kurie vyrai sako, mama buvo visur. Žinojo viską, jautė viską, lyg nebūtų oro įkvėpti. Kitiems mama buvo tarsi liūdesio šaltinis. Aš buvau jos vienintelė atrama, jos vienintelis vyras, jos terapija. Viską užgožiančios motinos ženklai yra gan paprasti. Per didelę apsaugą, ji neleido tau galbūt parkristi, todėl niekada neišmokai pats keltis, galbūt neleido daryti klaidų. Tada emocinė priklausomybė, jos emocijos tapo tavo atsakomybė. Trečias bruožas yra priklausomybės kūrimas, jis rūpinasi viskuo, kad tik tu liktum arti. Ketvirtas kaltė ir gėda, pagrindiniai įrankiai. Tave laiko gero berniuko rėmuose. Ir penktas yra baimė. Ji nesąmoningai sabotažuoja tavo bandymus atsiskirti, gyventi savarankiškai. Galbūt sako tokius žodžius kaip po visko, ką aš dėl tavęs padariau. Man asmeniškai šitas modelis labai pažįstamas. Mano mama niekada nesakė, kad negaliu turėti merginų, bet kas kart, kai atsivesdavau kurią nors namo, ore atsirasdavo įtampa. Lyg aš ją išduodu, pasirinkdamas kitą moterį. Ir tas jausmas sekė mane kurį laiką. Kiekvieną kartą, kai mylėjau kažką kitą, viduje kažkas sakė, tu ją skaudini. Ir tai nebuvo apie tą moterį, tai buvo apie mane. Ir kas užauga iš tų vyrų, kurie bijo? Berniukas, kuris bijo nuvilti moterį, vyras, kuris tyliai pyksta, bet niekada to neparodo, vyras, kuris slopina save, kad išliktų geras, vyras, kuris gyvenime renkasi saugų chaosą, o ne pavojingą laisvę. Šie vyrai visada klausia leidimo, prašo leidimo, net kai jie yra lyderiai savo sritise. Jie jaučiasi kalti už kiekvienos moters emocijas. Jie negali atsipalaiduoti, net sekso metu, nes bijo būti per daug arba per mažai. Ir tada renkasi moteris, kurios tam tikrais būdais primena jų pačių mamas. Ir paskui stengiasi jas pakeisti. Antras tipas moters yra
Antras mamos tipas yra vyriška mama. Ši mama neglosto, ji valdo. Nėra švelnumo, nėra aš tave myliu, yra tik kritika, kontrolė ir reikalavimai. Ji šeimos kapitonė. Ji yra tėvas. Tėvas jai yra tylus stebėtojas, praradęs autoritetą. Ji karaliauja su pasauliu ir dažnai su tavim. Tu per silpnas, vyras turi būti stiprus, nebūk jautrus, tu save vadini vyru, nėra ko čia verkšlenti. Jos meilė buvo per pasiekimus. Jos pagarba per tavo įrodymus. Tokios mamos dažnai užauga pačios turėjusios stiprias mamas. Jos neišmoko, kaip būti moteriškomis su vyru, nes niekada netapo moteriškos su savo vyro akivaizdoje, o galbūt jų tėvai buvo labai labai blogi žmonės. Todėl su sūnumi jos kartoja tą patį modelį. Jos yra vyras santykiuose ir tu niekada nebus pakankamai geras ir stiprus. Ir tokią mamą turintis vyrai užaugo ir bijo būti pažeidžiami, vertina save tik per rezultatus, slopina emocijas, nes jos moteriškos, vengia moterų, kurios primena mamą, bet traukia būtent tokias. Tai jėgos žaizda. Tu arba eini į kovą su viskuo, arba palūžti dar net nepradės. Pažįstu vieną vyrą, vardu Mindaugas. Mama jam kartuoja, vyrai neverkia. Dabar jam 42 metai. Jis verslininkas, turi šeimą, bet kai jo žmona verkia, jis panikuoja. Nes jis niekada neišmoko, kad emocijos tai nesilpnumas, tai informacija. Ir kai jo vaikas pradeda verkti, jis daro tą patį, ką mama darė jam. Nustok verkti, nėra ko verkti, būk vyras. Ir šitas ciklas kartojasi. Ir jis kartosis tol, kol kas nors jo nenutrauks. Tu jau žinai, kur tai viską veda, ar ne? Tu jau žinai, kur tai viskas veda. Šitie tipai susipina. Dažnai mama būna ne vienas tipas, o kelių tipų mišinys. Bet štai dar vienas, kuris gal netgi labiau pažįstamas šiuolaikiniams vyrams. Nematoma mama. Vaiduoklė. Ji buvo, bet jos nebuvo. Nepamenu jos kvapo, negaliu prisiminti, kada mane apkabino. Ji buvo emociškai neprieinama, tarsi už stiklo. Tai mama, kuri galbūt nežinojo savęs. Galbūt sirgo depresija. Galbūt tiesiog emociškai atsijungusi. Ir tu tarsi jos gyvenime buvai paskutiniai vietoj. Nėra pykčio, nėra švelnumo, yra tik tuštuma. Šitas tipas yra pavojingiausias, nes nėra nieko su kuo kovoti, nėra nieko prieš ką sukilti, yra tik niekas. Ir vyrai turėję tokią mamą išmoksta gyventi be ryšio. Jiems sunku pasitikėti artumu, intimumas visą gąsdina, jie laukia, kol kažkas priartės, bet kai tik priartėjo, nori nuo to pabėgti. Jie ieško gilesnio ryšio, bet nemoka jo išlaikyti. Aš turiu asmeninę patirtį, tai ne apie mamą, bet tai apie nematomą tėvą. Užaugau su tokiu tėvu. Bet matau, kaip tas principas veikia ir su mamomis. Mano draugas Erikas sako, mama buvo tarsi šešėlis. Žinau, kad ji čia, bet niekada nejaučiau jokio ryšio. Erikui dabar 38, jis keičia moteris kas pusę metų. Ne todėl, kad jos blogos, bet todėl, kad kai santykiai pasidaro realūs, kai prasideda reikalavimai, kai noras tikro jausmo ir artumo, jis nežino, kaip tą jausmą duoti. Jis išmoko būti vienas. Ir dabar, kai moteris nori būti kartu, jam tas kartu jaučias kaip kalėjimas. Klausyk, gal pažįsti ir šitą jausmą. Ir jei pažįsti jį, parašyk man, duok man žinoti. Gali komentaruose, gali privačiai, gali elektroniniu paštu. O dabar dar vienas tipas, kuris yra gan komplikuotas. Meilės ištroškusi mama. Tai mama, kuri savo sūnų pavertė emociniu partneriu. Jos gyvenimas vyrų drama. Sūnus vienintelė pastovi meilė.
Gal jau žinai, kur čia einam. Gal ji dažnai keitė partnerius, gal nuolat pasakoja apie savo santykių problemas, gal tu turėjai ją rengti, raminti, išklausyti, paguosti, būti jos mažasis vyras. Tik tu mane supranti, ką aš be tavęs daryčiau, tu esi vienintelis vyras, kuris manęs niekada nepaliks. Mama ir sūnus tai amžina meilė. Ir tokią mamą turintys vyrai užauga su poreikiu gelbėti moteris, priklausomybę nuo moterų dėmesio, pasimetimu tarp meilės ir atsakomybės. Tokio tipo mamos pasiekmes vyrui yra, kad tokie vyrai dažnai įsimyli moteris, kurios turi problemų. Nori būti geriausias vyras, kurio niekada neturėjo. Pavargsta, bet negali palikti, nes jaučiasi kalti. Nuolat ieško moters, kuri jį užpildytų, nes viduje tuštybė. Pakalbėkime apie Gintarą. Jam 35 metai, paskutinios 3 jos santuokos buvo su moterimis, kurios turėjo rimtų problemų. Viena buvo alkoholikė, kita buvo depresija, trečia turėjo didžiulių finansinių problemų. Gintaras niekada pasaulyje ar savo socialiniuose tinkluose neparašė ieškau problematiškų moterų, bet jo mama buvo viena ir jam natūralūs santykiai atrodo nuobodus. Jam reikia dramos, reikia gelbėti, reikia būti reikalingam, reikia disfunkcijos, kad būtų vertė, nes būtent taip jis išmoko gauti meilę. Dabar apie paskutinį tipą ir gal pats šiuolaikiškiausias. Darboholikė mama. Tai naujas reiškinys, anksčiau tai buvo dažniau susijęs su tėvo žaizda, dabar ir motinos. Ji neturėjo laiko. Buvo sėkminga, stipri, užimta, bet niekada ne čia. Ne su tavim. Tu nebuvai prioritetas ir tu tai jauti iki šiol. Jauti, kad turi įrodyti, kad esi vertas meilės, bijai, kad tave pamirš, įpratai būti ne pirmas. Šitokių mamų sūnus dažnai tampa darboholikais patys, arba visiškai priešingai, bėga nuo bet kokios atsakomybės, nes jie asocijuojasi su mamos emocinio šaltumo principu. Tu gal atpažįsti save šituose aprašymuose, galbūt atpažįsti savo mamą šituose aprašymuose, galbūt keletoje, ne tik viename. Parašyk man, pasidalink, kas labiausiai rezonavo. Tu nesi vienas šioje temoje. Dabar pakalbėkime apie tai, kaip šie tipai pasireiškia suaugusių vyrų gyvenime. Čia aš pabandysiu būti kaip veidrodis. Kai motino žaizda pasireiškia gyvenime, tai atrodo gan keistai ir galbūt dažnai net nesuvokiamai. Bet būtent suprantant šitos pasireiškimus, mes pradėsim geriau suprasti, kaip jie mus paveikia. Pirmiausia, tai yra nervinės sistemos nestabilumas. Vieną dieną tu viską jauti, kitą dieną tu perdegęs. Vieną dieną tu myli labai, beprotiškai, kitą dieną nieko nebenori prisileisti, niekas nebeįdomu, atitolsti, užsidarai. Tai nėra kažkokia disfunkcija, tai tiesiog yra gynyba, išgyvenimo scenarijus. Kai tavo vaikystėje moters emocijos buvo nenuspėjamos, tavo nervų sistema išmoko arba budėti, arba pabėgti. Tada visada scenaras ieško. Man tai pažįstama tikrai, kartais jaučiuosi tarsi sargybinis santykiuose, visada sekantis. Ar viskas gerai? Ar mano žmona laiminga? Kitomis dienomis atsijungdavau ir norėdavau būti vienas, nes tas budėjimas išsekina. Antras bruožas, kaip tai pasirodo tavo gyvenime, tai yra projektavimas. Tu žiūri į moterį, bet matai mamą. Galbūt netiesiogiai, to nesuprasdamas, bet ji pareiškia norą, tu jauti kaltę. Ji liūdi, tu skubi taisyti. Ji pyksta, tu iškart sugniužti ir atsiprašinėji arba sprogsti. Tai tarsi tavo kūnas būtų užprogramuotas. Kai moteris jaučia, tu turi reaguoti, nes vaikystėje būtent tai reiškia tavo saugumą. Trečias bruožas, kaip tai pasirodo, tai per didelis pasiekimų troškimas arba visiška apatija. Vieni vyrai tampa perdegusiais superherojais, kurie viską daro, kad mama būtų laiminga.
kiti užstrigę paaugliai, kuriems niekas nerūpi, nes vis tiek niekada nebus pakankamai gerai. Bet abiejais atvejais toks vyras bėga nuo to paties klausimo. Ar aš esu pakankamas? Ketvirtas bruožas yra ribų nebuvimas. Motinos žaizda turintys vyrai dažnai nemoka pasakyti ne. Jie taip bijo nuvilti moterį, kad aukoja save. Kur norėsi vakarieniausi? Kaip tik tu pasakysi? Maži pavyzdžiai, bet jie parodo esmę. Toks vyras vis dar bando būti geras berniukas, vietoj to, kad taptų savarankiškas vyras. Penktas bruožas yra tiesiog priklausomybės. Ar tai būtų pornografija, alkoholis, video žaidimai, cigaretės. Kadangi ryšys su mama buvo arba per stiprus, arba jo išvis trūko, vyras išmoko ieškoti prisirišimo, dopamino iš kitų pakaitalų, sakykime. Pornografija tai tiesiog greitas ryšys, be jokios rizikos, nebūsi atstumtas, visada garantuota. Alkoholis puikus nuskausminimas, video žaidimai kontrolės jausmas, nes ten gali turėti kontrolę, kurios gyvenime trūksta. Tai nėra tik blogi įpročiai, tai tiesiog skausmo valdymo sistemos. Jei dabar sėdi ir jauti, kad šitie žodžiai tave paliečia, parašyk man, pasakyk, kas tau skauda ir papasakok, kas skamba teisingai ir neteisingai galbūt. Ir galbūt mes galėsim kažką kartu su to padaryti. Dabar esminis klausimas. Ką su visu tuo daryti? Ką daryti, kur pradėti? Pirmiausia, tikriausia nenustebinsiu, tai nebebėgti nuo tiesos. Reikia pripažinti, kad galbūt tavo mama gali būti ir geras žmogus, bet vis tiek paliko žaizdą. Nustok ją saugoti nuo realybės. Ne jai gyventi tavo gyvenimą, o tau. Pasimk sąsiuvinį ir pabaik šios sakinius. Mama mane išmokė, kad meilė reiškia tritaškis. Mama mane išmokė, kad moteris yra tritaškis. Mano santykis su mama suformavo mano požiūrį į moteris, kuris yra tritaškis. Tai pradžia ir jis skausminga, nes tenka pripažinti, kad ne viskas buvo gerai, kad tu nesi kaltas už tai, kas įvyko, bet esi atsakingas, 100% atsakingas už tą, ką darai dabar su savo gyvenimu. Antras žingsnis – reguliuok savo kūno reakciją. Kai moteris aplink tave liūdi, kai tau norisi pabėgti arba viską sutvarkyti, sustok. Įkvėp per nosį giliai, iškvėp per burną, grįžk į kūną, pakartok tai 5 kartus, padaryk tą pauzę, tada rinkis sprendimą. Šaltas dušas, kvėpavimo pratimai, pasivaikščiojimai basomis, pasivaikščiojimai ilgi miške. Viskas, kas grąžina tave į realybę, viskas, kas padeda tavo kūnui judėti. Man labai padeda rytiniai šalti dušai arba pasiplaukėjimas lediniam vandenį. Ne dėl to, kad čia tai padaro mane stiprų vyrų, bet tai grąžina mane į kūną. Aš apie nieką kitą nebegalvoju, aš prisimenu, kad aš gyvas. Tai man padeda būti čia ir dabar. Trečias žingsnis yra pradėti auginti vidinį vyrą. Tai reiškia tapti savo tuo tėvu ir mama, kurių neturėjai. Tai reiškia nustoti kalbėti savo, kaip su tavim kalbėjo ar mama ar tėtis. Tu nieko nevertas, tu per jautrus, nustok verkti. Pradėti savo kalbėti kaip brandus vyras. Tu jautiesi taip, kaip jautiesi. Tau skauda dėl to, kad tai vyko. Ir yra normalu tai jausti. Tai reiškia atskirti savo norus nuo moterų noro ir nustatyti ribas. Net jei tai reiškia nuvilti kitas moteris ar žmonės ir prarasti juos. Praktikuokis tokias frazes kaip man nepatinka, man tai nepriimtina, šį kartą renkuosi save. Šiuo metu negaliu atsakyti. Tavo partnerė nėra tavo mama. Jos pyktis ne tas pats pyktis kaip tavo mamos. Jos liūdesys ne tas pats liūdesys kaip tavo mamos dramos. Pakartok savo, aš nesu savo mama. Ji ne mano mama. Aš kuriu naują būdą, kaip būti su emocijomis. Ir galiausia pradėk veikti kitaip. Neužtenka suprasti. Reikia treniruotis. Treniruotis pasakyti ne ir taip tai bus baisu pirmą kartą.
pasirinkti save, nustoti taisyti kitas moteris, leisti savo būti nepatogiam ir kalbėti apie visą tai su kitu vyru. Kiekvienas mažas žingsnis yra tavo brandos įrodymas. Galiausiai noriu papasakoti apie Marių, tikrą vyrą, kuris leido man pasidalinti jo istoriją. Marius atėjo prieš mane prieš metus. 42. Sėkmingas verslininkas, vedęs, turi 2 vaikus, bet jo santuoka byrėjo. Jo žodžiai: nebegaliu. Jaučiuosi tarsi einu ant kiaušinių lukštų. Žmona nuolat pyksta, aš nežinau kodėl. Stengiuosi viską padaryti, kad ji būtų laiminga, bet niekas nepadeda. Mes pasikalbėjom apie jo mamą. Tomas užaugo su mama, kuri nuolat verkia. Tėvas išėjo, kai jam buvo 8. Mama sakydavo: tu esi vienintelis vyras šioje šeimoje. Tu turi mane saugoti. Ir 8 metų Tomas tapo mamos terapeutu. Kiekvieną vakarą klausydavosi jos pasakojimų apie tai, kaip sunku, kaip vieniša, kaip nėra pinigų. Jis sakė man: aš išmokau, kad mano vertė priklauso nuo to, ar mama laiminga ar ne. Dabar 42 vyras daro tą patį, ką darė su mama. Jis tą patį daro su žmona. Stengiasi ją sutaisyti, stengiasi jai padėti. O jeigu tai nepavyksta, jis jaučiasi bejėgis ir piktas. Mes pradėjome nuo labai paprastų dalykų. Tomas turėjo atpažinti savo emocijas prieš reaguodamas į jas ir prieš reaguodamas į žmonos emocijas ir posakius. 1 mėnesį buvo sunku, Tomas kelis kartus skambino verkdamas. 1 kartą gyvenime jis neveikia automatiškai. Jis sustojo ir paklausė savęs: ką aš dabar jaučiu, ko aš dabar noriu. Po 3 mėnesių Tomas sakė, žmona pradėjo keistai mane žiūrėti, tarsi matytų mane 1 kartą. Po pusės metų jis man sakė, mes pradėjome kalbėtis, tikrai kalbėtis. Nei aš ją raminu, nei jinai mane, o mes tiesiog dalijamės tuo, kas vyksta. Dabar praėjo metai, kaip dirbame kartu. Ir jis man neseniai pasakė, kad jo santuoka nėra ideali, bet jis nebėra mažasis mamos berniukas, jis renkasi būti vyras šalia moters, ne dėl to, kad turėtų toks būti, bet dėl to, kad nori tokiu būti. Motinos žaizda nėra nuosprendis, tai tik pradžia, nuo kurios prasideda kiekvieno vyro transformacija. Prisimink, tu nesi kaltas už tai, kas vyko tavo vaikystėje, bet tu esi 100% atsakingas už tai, ką su tuo darai dabar. Tu gali rinktis. Gali toliau gyventi kaip 5-metis berniukas, kuris bijo nuvilti mamą, nuvilti moterį, nuvilti kitą vyrą, nuvilti darbuotojus, arba gali rinktis būti vyru, kuris valdo savo gyvenimą. Šis procesas nėra lengvas, jis nėra greitas, bet jis yra įmanomas. Ir tu tikrai nesi vienas šiame kelyje. Jei nori daugiau sužinoti apie šias temas, apsilankyk mano svetainėje, yra nemokama knyga apie vidinį šešėlį. Ir jeigu šis epizodas tave palietė, rezonavo, padaryk kažką su tuo. Pasidalink, nusiųsk kitam vyrui, mylimam žmogui, parašyk man. Nes ne visi vyrai dar yra pasiruošę ir noriu, kad kuo daugiau jų pradėtų šį darbą. Taigi, kol kas tiek. Iki kito karto. Būk stiprus.